Jis varė čia tas, su tais žaidėjais, kuriais esam žaidę, arba kuriuos, pavyzdžiui, sakykime, ten dažniau matai, kada tu, žinai, juos nėra sunku perkasti irgi, bet, sakau, yra tie maži labai niuansėliai, kurie suveikia. Arba į tavo pusę, arba ne į tavo pusę. O didelį spaudimą patiria? Tarkim, iš EMG? Nėra jokios koks čia spaudimas, kas čia ką gali spausti iš vis. Na, vis tiek. Nėra, nei absoliučiai jokio spaudimo nėra ir galit būti ramus. Iš vis absoliučiai nei jokio spaudimo iš niekur nėra. Bet... Jei būtų spaudimas, mes būtume su kitais pasirašę. Bet juk jie nėra labdaros organizacija. Jie mums pinigų neduoda. Jie tik tai suranda firmą, su kuriuom Berankis pasirašo kontraktą ir nusima savo procentą. Viskas. Ir užsima visa jo reklama. Ten, sakykime, reikia, su Joneksu būtent pasirašė dėl to, kad AMG, pavyzdžiui, jeigu aš pats tarčiausi, arba jau kas nors iš jūsų tartųsi, jam būtų pasiūlyta, sakykime, vienokia suma, taip? Kada tarėsi teniso, iš esmės grandai tokie kaip AMG, kurie yra patikimi, kur yra visi geriausi žaidėjai, pas juos ir Nadalis, ir Federeris ir taip toliau, jis gauna kitokią sumą. Su Keis visų, pavyzdžiui, kad mes tartumėmės, gautume vienokią sumą, jisai su AMG pasirašė. AMG sutarė, jie gauna, nėra čia ką sakyti, čia skirtumas yra milžiniškas. Mes su Felki lošiam, tai čia žinai, tada mes kaip, kiek ten 14 metų, kai buvo, nepasirašėm su Felki. 13. Ar 13, tai kiek ten 5 tūkstančius gal mokėjo per metus, ne? Bet ar tarkim, tokio lygio, kaip jūs esat, ar žaidėjai gauna pinigus iš rakečių ir rūbų kompanijų, ar jūs gaunate tik tai... Taip, iš rakečių ir rūbų kompanijų. Gaunate pinigus? Didelius.